geriama, jeigu saldi svetima. Kiekvienas žino, kad kava skaniai už dyką geriama. Jeigu toksai Rimiškis Andrius būtų gyvenęs Senajam testamente, jisai būtų užmėtytas akmenim. Ir visi ten šokantis, plojantis, dainuojantis, tą renginį, siaubingą pragaro renginį organizuojantis, visi jie būtų užmėtyti akmenim. Tai va tokia yra tvarka pas Dievą, kad yra viena santuoka tarp vieno vyro ir vienos žmonos. Iki mirties. Ir viskas. Jokios antros santuokos negali būti. Antra santuoka gali būti tik tai vieno iš sutuoktinių mirties atveju. Kitu atveju tai yra svetimavimas, palaidumas, ištvirkimas. Tai yra bjauru Dievo akyse. Ir Dievo akyse nėra jokios antros ar trečios santuokos. Ir nesvarbu, kad iš tos jau kitos santuokos gali būti vaikai, ar iš trečios santuokos jau net gali būti vaikai. Dievas to neužskaito ir tiesiog tai yra prakeikimo vaikai, ištvirkimo vaikai. Taip yra Dievo akyse. Yra todėl, kad jisai pas Dievą yra tokia tvarka, kad yra viena santuoka, vienas vyras ir viena žmona iki mirties. Tai aš dabar pasakiau, kas yra fizinis palaidumas, svetimavimas, paleistuvystė. Tačiau Biblija sako, kad kiekviena nuodėmė prasideda pirmiausiai širdyje. Kad iš širdies išeina visi pikti sumanymai, žmogžudystės, paleistuvystės, vagystės. Nuodėmė gali būti niekada ir neišpildyta materialiam pasaulyje, bet Dievo akyse jau jinai yra, jau žmogus ją nešiojasi. Ir visas tas algoritmas eina link nuodėmės išpildymo. Biblija sako, kad kiekvienas vyras, kuris geidulingai žiūri į moterį, jis jau svetimavo savo širdyje. Tai vat ir taip ir yra, kad jeigu jau tu pastoji kažkokią nuodėmę, tai tu ir pagimdysi tą nuodėmę, tu išpildysi ją materijai ir jinai atneša tau mirtį. Tai jinai tave atneša pražūtį. Panašiai galiu pasakyti ir apie palaidumą. Neištekėjusi moteris ir nevedęs vyras, jie taip pat negali turėti jokių intimių santykių, kol jie yra ne vyras ir ne žmona. Nes kitu atveju tai yra palaidumas. Tai palaidūnai taip pat nepatinka Dievui. Nepatinka Dievui toks elgesys ir tai yra bjauru. Ir dabar išgirsite keletą eilučių iš būtent Seno testamento, kaip Dievas tvarkėsi su tokio pobūdžio žmonėm. O svetimaujantį žmoną, ištekėjusi už savo vyro, tu atsiduodi svetimiems. O dabar kekšė klausykis Viešpaties žodžio, taip kalbėjo Viešpats, dėl tavo aistros, kurią išliejai, ir tavo gėdos, kurią atidengiai kekšadamas su meilužiais, dėl visų tavo bjauriųjų stabų ir dėl tavųjų vaikų kraujo, kurį jiems davėjai. Dėl to, tikėk manimi, surinksiu visus tavo meilužius, kuriuos tu norėjai patenkinti, visus, kuriuos mylėjai ir taip pat visus, kurių nekentėjai, surinksiu juos iš visų pašalių prieš tave ir atidengsiu jiems tavo gėdą taip, kad jie pamatytų visą tavo kekšystę. Teisiu tave, kaip teisiamos svetimavusios ir kraują išliejusios moterys. Išpilsiu ant tavęs kruviną įniršį ir pavydą, atiduosiu tave į jų rankas. Jie išardys tavo pakylą ir nugriaus tavo alkvietės, nuvilks nuo tavęs drabužius, atims tavo gražiuosius puošmenis ir paliks tave visiškai nuogą. Tada jie atves tau minę, kad muštų tave akmenimis ir kapotų savo kalavijais. Mano vaikė, klausyk mano išminties, palenk savo ausį mano supratimui, juk palaidūnės lūpos medumi varva ir jos burnas lydesnė už aliejų, bet iš tikrųjų ji karti kaip mėtėlė, tampa aštri kaip dviašmenis kalavijas. Jos kojos žengia į mirtį, o žingsniai veda taku į Šeolą. Gyvenimo tako ji nepaiso, jos keliai kreivi ir ji to nežino. Tad vaikai, klausykitės manęs ir nenuklyskite nuo mano burno žodžių, laikykis kuo toliau nuo jos, neik arti jos namų. Sakoma, gerk vandenį iš savo talpyklos, tyro vandenį iš savo šaltinio. Nejau tavo šaltiniai turėtų lietis visur, vandens srovės į gatves, tie būna jie tau vienam, o ne dalyboms su svetimaisiais. Būk dėkingas už savo šaltinį, ras džiaugsmą su savo jaunystės žmona, žavia gazelė, grakščia kalnų oškutė. Jos meilumas nenugirdo tave visais laikais, būk nuolat apsvaigęs jos meilę. Kamgi turėtų markti dėl palaidūnės ir glamonėti svetimautojos krūtinę, juk kur eina žmonės? Viešpats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius, nedorą žmogų pasivys jo kaltės, jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas, turės mirti, nes nepaiso drausmės, per savo kvailą galvą nužus, nes kekšės užmokestis yra tik duonos keplas. O svetima žmona yra spąstai, žmogaus gyvasčiai. Taip yra žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona, kas ją paliečia, neliks nenubaustas. Vogtas vanduo yra saldesnis, o duona valgoma slaptoje skanesnė.
Jie nežino, kad ten mirusiai ir jos svečiai pragaro gelmėse. Žiūriu, moteris eina prie jo, išsipuošusi kaip kekšė, sukta širdimi. Ji veržli ir įžuli, namie jos kojos nenustovi. Juk mano vyro nėra namie, jis išvykęs į tolimą kelionę. Pinigų jis pasiėmė, namo lyg pilnaties negrįž. Savo gundimais jį paveikė, savo viliojančią šneką jį įtikina. Tučtojau jis seko paskui ją, eina kaip veršis vedamas skersti. Šoliuoja kaip elnias į spąstus, kol strėlė perveria jam vidurius. Jis yra tarsi paukštis, skumantis į kilpą ir nežinantis, kad tai jam gyvas tik kainuos. Tad vaikai, klausykitės manęs ir dėkitės į širdį mano burnos žodžius. Neleiskite savo širdį sukti į jos pusę, nenuklyskite jos takus, nes jį daugelį pražudė. Aukų jos užtektinai, jos namai yra kelias į Šeolą, vedantis žemyn į mirties kambarius. Ir taigi visą tai jūs dabar girdėjote apie palaidumą, svetimavimą, ištrikavimą žemiškam pasaulyje, šitos planetos gyvenime. Tačiau esti ir kitoks paleistuvavimas, dvasinis paleistuvavimas. Į dvasinį paleistuvavimą įeina tie žmonės, kurie meldžiasi drožiniams, statuloms, stabams, Marijai. Tokie yra katalikai, pravoslavai, budistai ir visi kiti velniai. Ogi tai reiškia, kad paleistuviai gali būti ne tik tie, kurie yra santuokoje, bet ir net ir krikščionis. Kiekvienas žmogus šitoje žemėje gali būti paleistuvis. Ta prasme, kad yra dvasinis paleistuvavimas. Pavyzdžiui, antai Dievas, kuris yra kupinas rūstybės, įniršio, pykčio ant šito pasaulio žmonių, jisai sako man, kad jeigu aš, pavyzdžiui, sugalvočiau tapti draugas pasauliečiams, tai tolygu kaip išdavystė. Tai yra kaip paleistuvavimas, todėl kad yra vienas Dievas kūrėjas ir yra šio pasaulio Dievas, Dievaitis, kunigaikštis, jo vardas yra Šėtonas. Ir jeigu aš pradedu draugauti su Šėtono vaikais, ir Dievo žodis sako, kad tokiu atveju aš tampu Dievo prieš, kad aš tada tiesiog esu kaip vienas iš jų. Todėl ir sako, kad krikščionis sako, kad jūs esate ne iš šio pasaulio, tai bet kad mes turime išsiskirti iš šio pasaulio. Neturėtume nieko turėti bendro, nesusitepti su šitu pasauliu. Ir mes turim nutraukti visas gijas su nuodėme, nes nuodėmės negali būti mūsų gyvenime. Todėl, kad nors ir viena tavo nuodėmė, jinai tave nutemps tave į pragarą. Ir Dievo žodis sako, kad jeigu tu vieną įsakymą sulaužai, tai visus sulaužai. Tiesiog kaip kaladėlės, tai yra kaip kaladėlių bokštas ir tu vieną ištraukai ir visos sudėjai. Tai va, čia yra man labai geras momentas įspėti jaunimą. Todėl, kad jaunimas labai sėkmingai praktikuoja seksualinius santykius iki vestuvių ir aš perspėju, kad jeigu jūs norite tapti krikščioniais, jūs turite palikti šitus nedorius kelius, nes Dievo žodis yra labai griežtas, jis yra tiesiog kupinas įniršio, to Dievui nepatinka. Aš jums sakau, jeigu tai yra palaidumas, jeigu jūs gyventumėt būtumėt ten Senajame testamente, jūs iš karto būtumėt užmušti akmenim. Bet jei tai tiesa, kad ji buvo neskaisti, jie ją atves prie tėvo namų durų ir miesto vyrai užmuš ją akmenimis, nes ji padarė bjaurų nusikaltimą Izraelyje, paleistuvaudama tėvo namuose. Taip pašalinsi piktą iš Izraelio. Jei vyras būtų sugautas gulint su kito žmona, abu, tiek vyras, tiek moteris, turės mirti. Taip pašalinsi piktą iš Izraelio. Jei mergaitė būtų pažadėta vyrui ir kas nors sutikęs ją mieste gulėtų su ją, abu bus užmušti akmenimis už miesto vartų. Mergaitė už tai, kad nešaukė, būdama mieste, o vyras, kad pažeminė savo artimą žmoną. Taip pašalinsi piktą iš savo tarpo. Bet dabar mes gyvename Naujuoju testamentu ir tas teismas neateina iš karto, tas įniršis iš Dievo neateina iš karto, tai ateina. Bausmė tave pasivis, tu neliksi nenubaustas, rašo Biblija. Ir tai yra būtent pragaras. Tai yra būtent to, ko aš nelinkiu jums. Aš jums linkiu neturėti nieko bendro su tuo. Kadangi Dievas nekenčia to, kas yra nedora ir tai darančio žmogaus. Todėl nebūkim nedorėliais, nusidėjėliais, bet kaip rašo Biblijai, kad palaimintas žmogus, kuris plaunasi savo drabužius dar gyvas būdamas. Todėl, kai Viešpats grįš arba mes patys mirsim, ar jauni, ar seni, mes vis tiek mirsim, tai vat aš linkiu ir savo, ir jums, kad mes būtume tą dieną švarūs jo akyse, kad būtume nebeiktini. Na ir pabaigai kviečiu pasiklausyti Šėtono tarno, tai yra katalikų kunigo žodžių šitų klausimų ir aš jau tikiuosi, kad jūs pradėsite jau skirti, kad kas yra kas ir kas iš tikrųjų pamokslavo Dievo žodį ir kas iš tikrųjų yra Dievo tarnai ir velnio tarnai. Moteriai, nė vienai su vienu neįdomu.
Moteris turi keisti arba meilužį, arba vyrą kas 3 mėnesiai. Kitaip, jeigu jinai nepakeičia, greitai sensti pradeda. Aš vaikų nežinau, kiek turiu. Einu pro vaikų darželį, visada pas mane saldainių kišenėse. Ir padariu, tegu renkasi vaikučiai, ką žinau, kuris mano yra.